Didžiausia bendravimo klaida pažinčių procese yra tai, kad atėjęs į pažinčių procesą žmogus galvoja tik apie vieną dalyką, ką jis nori imti, bet jis negalvoja apie tai, ką jis gali arba turi duoti tai antrai pusė. Jis ateina su atviru egoistišku poreikiu gauti skanių sulčių, nori išsirinkti ir pasisavinti kažkokį tai brangų, vertingą objektą, nesuprasdamas, kad jis pats yra ta moneta, kurią jisai turi mokėti, o šita moneta yra silpna, neadekvati tam brangiam objektui, kokį jis nori įsigyti. Kas aš pats toks esu, kuo aš noriu pirkti tą pirkinį. Ir taip sakant, didžiausia klaida yra egoizmas. Ir tas egoizmas dažnai labai naiviai atvirai rodomas ir jeigu jis yra parodomas, tai jisai atmuša iškart norą kitiems žmonėms bendrauti. Pats faktas, sakykime, jeigu mes savo profilyje daug informacijos apie save pateikim, tai jau yra altruistinis aktas, kad aš apie save deklaruoju pakankamai išsamios informacijos. Tai jau yra davimas, davimo veiksmas.